Treneri, šiek tiek įtampos nuslūgo, baigus pergalingai šitą antrąją etapą ir užsitikrinus vietą namų aikštės pranašumą pusfinalį. Aš galvoju, mūsų buvo uždavinys šitose varžybose laimėti. Mes padarėm, nes pralošimo atveju mes galėjom būti treti, aišku, neturėti vadinamos tas aikštės pranašumo namų sąlyginai, tai galim sakyti. Džiaugiuosi, kad laimėjom, bet varžybos gavos banguotos. Aš manau, gal aišku įtakos turėjo gal ta mūsų kelionė, kur autobusas biški buvo sugedęs ir momentais nešildė, tai gal tas davė biški pradžią tokia, kad neįsivažiavom kaip reikėjo. Šiaip rezultato patenkintas. Kas nutiko treneriui trečio kėlinio viduryje, kai pralaimėjot atkarpą 2-14? Iki tol viskas lygiai puolimas, turiu galvoje, lygiai ir plojasi kaip iš natų. Ir tuo metu tokia duobė. Aš galvoju, gal vyrai turėdami 14 taškų, man atrodo, tuo momentu buvo 13 taškų. Paprasčiausiai paskubėjo. Reikėjo žaisti savo pozicinį krepšinį. Jie turi skubėti, ne mes turim skubėti. O mes paskubėjom ir nesugebėjom tikrai pataikyti. O jie kaip tik suorganizavo greitų kontratakų keletą. Rezultatas biškiai apsilygino. Turbūt iš kokių pasmėjų 7 rungtynių gal 6 metėt virš 90 taškų. Ar tai reiškia, kad jūsų žaidimo schemos pradeda veikti, ar tiesiog toks būna numatytas žaidimo planas? Aš galvoju, kad vis dėlto jau sezonas perkopė antrą dalį ir kiekvienas žaidėjas pradeda suprasti vienas kitą. Tai ir pagrindinis dalykas. Ir aišku, be abejo, supranta į mane, ko aš noriu iš jo, kaip noriu ir kodėl taip noriu.